Taigi pratimas tricepsui, kurį visi žinome, tai spaudimas nuo krūtinės siaurai. Ir visi žinome, kad siauras suėmimas, kai ranka yra arčiau kūno, suteikia geras sąlygas tricepsui įsitraukti į darbą ir jis ten yra aktyvesnis. Tai būtent toks spaudimas kaip ir būtų geras, bet kur čia yra bėda, ne? O bėda yra ta, kad kai imame per siaurai, automatiškai mūsų ranka fiziškai nebegali išlikti arti kūno, automatiškai jie traukiasi tolyn nuo kūno, skečiasi į šonus, suteikiam papildomą stresą, apkrovą riešams, nes jie užsilaužia į šoną ir neišeina išlaikyti to statmenumo. Tai lengvas pakeitimas tiesiog imti šiek tiek plačiau, kad ranką pavyktų išlaikyti visiškai po riešų, tai yra taip statmenai, ranka bus arčiau kūno, bus aktyvesnis triceps, gausim daugiau naudos. Tai per siauras suėmimas irgi gali būti blogas. Jeigu yra nepatogu imti būtent tokia padėtim, galim paprasčiausiai išbandyti variantą su hanteliais, kur irgi išlaikysime ranką arti kūno ir gausim labai gerą stimulą tricui.